Tai sveiki visi, atvarėm pirmą kartą į Madžiūnus. Kitą savaitę turėsim čia stryto 3 etapą. Tai nusprendžiau, kad reikia dar atvaryti pasitreniruoti, nes niekada dar nevažiavau Madžiūnas. Tai jo, šį kartą atvažiavom ne tik su Kupu, bet atvarė ir brolis. Tai dabar įmesim dar kadrų iš to, kaip ruošiamės Madžiūno etapui, nes brolio mašinai tikrai labai daug viską padarėm. Surinkom visą saloną, pakeitėm amortikus, žodžiu, padarėm tikrai gerą strytinę mašiną, salonas gavosi žiauriai clean, tai kasdieniam važinėjimui oga. Tai žodžiu, keliamės dabar į garažą, pažiūrim, kaip ten viskas vyko ir tada grįšim atgal tiesiai į trasą. Sveiki visi, pripratę turbūt matyti Tomą, tai Toms kadangi dar neatvažiavo, tai aš vienas garaže šiandien. Tai ką mes šiandien veiksim, tai iš esmės ruošiamės Jume Drift, baudėjas ruošiasi. Tai ką mes, pirkam sėdynės, vairuotojai biškį patogesnė, keleiviai šiek tiek paprastesnė, nusipirkam diržus, susidėsim irgi 6 taškų, tai sakykim iš salono pusės biškį patogumą. Tada kadangi baudėją žiemą pagal paskirtą naudojam, bytinam visur, kur netingėjom, tai koilai mūsų bomžiniai numirė. Tai nupirkam naują komplektą HSD koilų, paėmėm labiau gatvinius koilus, kadangi čia mano daily mašina, aš su jai darbą važiuoju. Ir su lapšiais važiuosiu, tai žiūrėsim kaip seksis. Tai jo, tai koilai tokie gatviniai, bet spiruoklės paėmėm kietesnės, galia 14 kg, prieki 12, tai sakykim tokias kietesnės, tai nežinau kiek čia bus gatvinis setupas, bet tai va, susidedam koilus, susireguliuojam, susidedam salone sėdynės, kad patogiau būtų šerti ir bandysim važiuoti. Apdeiti garažą. Tai vieną koilą pakeičiau, easy, viskas gražiai išsiėmė, įsidėjo, kitą koilą irgi priekinis, įsidėjau atgal irgi viskas ok. Ir nusprendėm dar ir priekinę šakę pakeisti, nes dar vieną jau buvom pakeitę, kitą dar nuo vokiečio pagaminimo turbūt įdėta. Tai dabar pusę valandos negaliu išdaužti to sušikto šarnyro vieno iš adapterio. Šakę vis dar mašina, šiaip nepavyko, paliekam rytoj. Tai per tą laiką pradėjau ardyti saloną, kadangi rytoj reikės viską išsiardyti. Tai vat, vieną sėdynę, ten centriniai dalis, sakykim, galą pradėjau ardyti. Tai vat, bet šiandien jis mane nugalėjo. Tai užteks. Trumpas update'as, tai žodžiu, rinkom baudėją priekį, dar keitėm žodžiu šakę prisukant nulūžo varžtas, tai teko ją išsigręžti naują vartą, sriekį padaryti. Tai žodžiu, priekis rinkom su naujais kolais, dabar dar renka galą. Aš saiginėliu išardėm saloną, išsigręžiau skylės, pasirašiau vietą svirint plokštelėm diržam. Tai žodžiu, eisiu dabar užsiminti vyrinimais. Dar jam lauk reduktorių, nes dėsim kitų perdavimą. Dabar yra 307, dėsim 346, tai kad lengviau veltų ir geriau važiuotų. Tai jo, toks update'as, einam dirbti toliau.
trumpas update'as, dar vienas. Padarėm sudėtingiausią dalį, tai suvirinam iš esmės viską, tai ir diffą suvirinam naują, kad būtų blokuotas, suvirinam plokšteles diržam visas 12, kadangi nėra nei lankų nieko, reikia ir galės suvirintis. Eisim atsipū šiek tiek, prasišveisim, prasidažysim saloną ir jo, suksim viską, rinksim jau atgal. Tai kol kas viskas greičiau rinkt ir panašu, kad viskas tvarkoj ir rytoj susitiksim trefkiai. Laikas eiti apsitarnauti savo kupą, tai jau laikas pasikeisti tepalus. Žinoma, naudosim likimolį tepaliukas 5 ppm. Lyta labai mėgsta jas. Tai einam keistis ir ruošiamės rytojaus treniruotei. Pagaliau pabaigiam, knysam žiauriai. Šiandien atsikėliau prieš 8, dabar yra po 9, tai non-stop tiesiog dirbam garaže. Tikrai pasivarga, brolis baudėjai deda bumperį atgal ir būsim ready to go. Busą pasikroviau, matėt kupui dar tepalus pasikeičiau. Ačiū dar kartą likimolį, kad prisideda. Pavargom, bet dar visai be nesėkmių šiandien diena buvo. Einam, duosim tart dar kaip porą žodžių. Ir jo, iš garažą tiek. Dabar lėksim su kupu šiandien savo jėga iki Vilniaus. Ten permiegosim ir rytoj nuo ryto varysim trip. Fingers crossed, kad nieko neatsitiks pakeliai. Pavargau, tikrai pavargau. Nežinau, kaip rytoj reiks atšert dieną, kai dar rodo plus tram kelias. Nepadės ir tie langai atidaryti. Nu ką, viskas. Pabaigiam viską, ką planavom. Viską suspėjom, nebuvo lengva, nusikalė belekai, bet viskas padaryta. Ir grįšiu savo hodų šiandien namo. Ir rytoj Madžiūnas, bandysim. Žodžiu, susitinkam, Madžiūnas. Greitą komentarą, ką dabar darys? Na tai va, pralėkiau su kupu, pasibandžiau, kas per trasą, tai viskas aišku. Tai dabar varau brolio mašiną patestuosiu. Tikiuosi pirmam rate motorą neužkalsiu. Ir jo, tada varysim brolį pakaučint ir žiūrėsim, kaip seksis čia šiandien. Stikliuką.
daugiau, ar ne? Biški, bet reikia daugiau tas lyga. 4,5. O karočią gali amorti, kad minkščiausia. Ant antrą kliko. Kad reikia ant kietinti. Kietis, ne? Jo. Jo, Tai pravažiuojam, dar ir nuvarysim, sukietinsim, apsikeisim po to. Bet šiaip, nu, tipo, nėra svarbu dabar plačiai važiuoti. Važiuok mažesnis, aštunkis tiesiog. Nėra nei kiek, kad galas čiuoštų, įsigripinės. Gripo turim per daug, akivaizdžiai. Bet putoja tu jau aptvaimoj. Pakėtim galą dabar ir galim varyti atbandyti. Na kel darby. Na kel. Pravažiavam, su kupu pravažiau, tai įsidėsiu dabar minkštesnės spiruoklės, pažiūrėsiu kaip važiuojas, nes biškai trūksta gripo gal man. Tai va, pabandysim iš to sužaist, tada pralekiau su gaudėju, tai nevalit. Na taip, viskas važiuoja, jis tvarkoj, bet dabar pabandėm galą dar sukėtinti ir duosim brolį važiuoti. Gaudėjas vis dar turi relikinės padangas, sanfulis. Gripa daugiau nei jam reiktų, plus kėbulas sunkas, bet nieko. Šiaip galia turim 14 skilų spiruoklės, tai turėtų šiaip viskas tvarkoj būt, dabar diffas dar 346 turėtų važiuoti gerai, putoja užtat. Tai va, duosim dabar brolį pradėti mokintis, pravažiuosiu, duosiu kelis tipsus ir tada paleisiu vieną tiesiog bandinėti, susistatyti, saulę važiuoti normaliai, aštunkę bandyti išvažiuoti, tai po biškį ruoštis Jumiai. O šiaip tai kol kas po kelių ratų mašiną viskas tvarkoj, tai nežinau, nebent dar ką dar turi kokių porą žodžių gali tarti. Tai nežinau, atvažiavo Madžiūnus, toms prabandė baudėją, sakė nevalit, bet jie man atrodo dar baimė nuo praeitą kartą, kai motorą man užlenkė, tai va, tai nežinau, žodžiu, prabandėm, toms prabandė, pakėtinam galą dabar, prisiptėm slėgę, bandysiu aš važiuoti, tai va. Niekur dar normaliai nešėriau ant sauso. Tai žiūrėsim, kaip čia seksim. Pasiruošęs? Ne. Gerai, bandom. tą pirmą posūkį bandyk iščiuošt, po to, jeigu reikia persimesti, gražiai vėl apvažiuok ir po to vėl užsimesim į kitą pusę. Kad ir po to pabandysi jungti. Čia klausimas, ar ir pirmą užsistatysi normaliai? Užstatys, niekur nesidės. Bet pažiūrėk. Ir toliau nuo blokų statykis. Nevažiuok į blokus. Nu davai. Gerai, ramiai apvažiuok. Čia ramiai dar važiuok. Ten. Davai. Čia statykis. Gerai. Čia. Mes. Nelaikyk vairą. Laikai, nes persimetinėjom, tu jį dar laikė, mašina jau metėsi. Ramiau išvažiuok. Pisk pirmą iki ribotkės antrą įjung. Nes kai antrą įjungi paravėlės, uždūsa mašina. Irgi reikia nedidelį kampą tau statytis, nes jeigu į didelį išsistatai, neišvels, jo. O po to ant to persimetimo, kur buvo, ne? Man užveitė dėl ko man užveitė. Nes tu laikai vairą, jau mašiną metėsi, tu jį dar laikai.
Realiai va, glostyti reikia. Tai žinai, turi priprasti. Jo, ir realiai baudėjai reikia padėti darbiškai, kadangi suvedimo nėra normalaus, bet ir su tom, nebus jis toks staigus, kaip, pavyzdžiui, pas mane, žinai, self-styras. Bet tipo, jis veikia, vis tvarkoja, važiuoti galim. O tai va, tu stilium. Važgytė pačiai. Ir aš net ne aš pripiliu. Tai ačiū Dievui, kad to šlangas nereiktų keisti. Atrodo, tu paimėje, ne? Na, nuvaro aibę. Ką atneša? O ten, karočią, ta radiatorius apatinė šlanga, kur davyk. Sakau, ne, tos reikia. Gaza, antrą. Statyk. Gerai, ramiai. Važiuok. Meskis. Mir. Gerai. Tu kai sankabą perspiri, tu spirk, neišmink ir laikyk sekundę. Nelauk, kol užkils aps, tiesiog spirk. Jo, va šitai. Nes tu žodžiu, laikai gazą sankabą sekundį, kai išmini, jau mašiną baigi ištiesins, tada šūdas ganas, tiesiog spirk, žinai, tokį staigą. Nu jo, čia irgi toks įprastis. Ne, čia pripras. Reikia įprasti, jo. Bet šiaip gerai, užsistatėm normaliai. Tik dabar biškį rasti daugiau kampo varyk, nes per mažai ir nustumė priekį. Bet jeigu biškį tik stumą greitą rūčkę, užtrauk trumpam. Ir ten ant tų pajauti, kad silidu iš karto apsikė. Jo, iš karto švytė. Tai ten geriau išplačiau tada apvažiuoti reikia dabar tą vietą. Arba prisimint žiemos pamoks. Ten su vienu čia išvara. Be garso, Alekno stilium. Bet negalim vardą šitą minėti čia uždraustasis čia. Nebent tas metikas disko Alekną. Ta galim. Jo, apie jį mes šnekam, ne apie tikrai kitą. Jo, tai tikrai. Tikrai ne apie legendą driftą. Statyk! Gerai. Mala ramiai dabar tą pažiūrėk. Spaus. Trauk. Gerai. Tai čia meskis. Rūčiu. O, gerai. Varyk. Gerai, dar vieną žiūrėjom. Bauda, belenkai, beletniko mano krekždė atrodo nekaip. Priduosiu telefoną, nusipirksiu ratus, bet ne iš salono, na kitur namtas. Ten realiai, kai išsistatai biškį daugiau, reikia bet iškart dugną numinti. Ir ten greitai, nes realiai ten iškart antrą tu įjungi ir tau reikia statytis. Nespėjai įsigazuoti, plitoks. Man nuo parkingo reikia pradėti gazuoti. Jo, realiai. Ne, vis tvarkoju. Statyk! Gerai, ramiai. Statyk! Gerai. Varyk, meskis! Dabar atsargiai! Gerai. Varom iki pietų. Aš siūlyčiau visai tą pabandyti dabar, kol pailsėsi, užsimestą nuos, prisipūsti kokius 3 barus ir varyti senais. Gal lengviau vėls tada. Gerai, pirmą treniruotę dan paleidžiam dar ką, dabar važiuoti vieną, aš varu su kupu prasilikti. Dar ir porą žodžių dar ką. Aфиgenai. Supratot, o. Tai padarėm pirmus važiavimus mano gyvenime.
gal ne patys geriausi, bet kažkas pabiškai gaunas. Tai va, labai bandė varyti jau porinius, tipo, sako, žiauriai gerai varai, tai va, bet dar susilaikėm kol ką. Tai va, įdėsim kitus ratus, gal net tiek gripą bus, gal bus lengviau važiuoti. Tai va, tokia žinia. Gazuojam, sudrožėm vieną padangų komplektą, dabar su minkštesnėm spiruokliam. Tai biški iš pradžių keista buvo, nes labai galas tūpo, bet tipo gerai, nes gripo turim žymiai daugiau. Galim padangą tiek nebeleisti. Tai smagu, karšta vėlia kaip, jėgų nėra, bet kažkaip važiuojam. Čia dar pastinių ranų iš trasos biški išskrydau. Ačiū Dievui, kad ten blokų nebėra, nes būtų nebebuvę čia. Tai žodžiu, ten turbūt prieš tai trasoju išsipylė antifrizas, tai su asbestu jį ten tvarkė. Ir nušlė, tai turbūt palei kraštą, ten mašina sunešta buvo, tai užsimečiau ant užstatymą. Žiūriu, čiuoši, tolyn, bet žodžiu, ne, kažkaip pasikydėm padangas, tai gazuojam toliau. Kaip sekas? Va, normaliai, po biškį kažkas gauna. Bet tas prie blokų posūkis tik labai baisas. Tai baigiam treniruotę. Kiek mes čia suvažiavom, nežinau, 4 valandas, 4 padangas sudeginau. Mašina neperkaito, nors rodė virš 40 laipsnių kieme, tai irgi džiaugsminga, sakykime, kai nereikėjo remontuoti. Niekur neatsitrenkiau, tai tas irgi visai nieko, nes labai nenorėčiau mašinas remontuoti. Tai va, ir į galą važiavimų šiaip visai neblogai sekės, jau kažkiek tą mašiną bandau pagauti, pasigauna, tai smagu. Tai va, tai ir Sunfulį vis dėlto yra dievų padanga. Ką, trepkė išgyventa, žiauriai karšta, žiauriai nusiknysė.
tiek baudėjas, tiek mano kupas išgyveno. Nežinau, neturiu ką čia labai daug pasakyti, kad karšta ir dar karšta. Vos atsėdus mašiną nuvažiuoti starto liniją, čia nežinau, 100 metrų, tai jau prakaitas bėga. Tai žodžiu, žiauri karšta. Nieko, ši mašinas atlaikė be jokių priekaištų, nieko nebuvo. Reguliavom slėgė mortikus ir viskas. Tai pasikeitus spiruoklės minkštesnės, tikrai geriau mašiną važiuoja, daugiau gripo sugeneruojam. Nes vis dėlto padangų pasirinkimas šiam sezonui gal nebuvo pats geriausias, bet atradau slėgį, su kuriuo galim tikrai važiuoti normaliai. Šiaip jo, gera treniruotė, nemažai įsitaimą. Pasireguliavom mašiną pagal trasą, tai tas good ir būsim pasiruošę sekančiam etapui. O baudėjai liks padaryti nuo ryto sėdimą normalų padaryti, nes mes namie tik tai darėmės jį ir bus pasiruošęs irgi jų megazuoti. Žodžiu, artėja daug eventų iš tikrųjų vienas paskui kitą. Dabar turbūt tiek, važiuosim savo eigą į Vilnių, čia pasiliksim mašiną ir savaitės, ne už savaitės, jau mažiau, 4 dienų atvažiuosim vėl atgal savo eigą čia. Kiekimės neištaškysim per varžybas kupą, kad galėčiau ir namo grįžti vėl savo eigą. Kiek mačiau, broli irgi gerai sekėsi, iš pradžio važiavo su Sunfuliais. Tai 2.8 Sunfulius sunkiai vėlė, 17-kinis, tai pripūtėm daug slėgės, tiek sunkiai vėlė, bet po to uždėjom mažiau kibės padangas, tai žiauriai gerai važiavęs, visą trasą brolis išvažiavo. Tai didžiuojas tuo, kad surinkom gerą biterį, jau nebepavadinčiau biteriu. Tai jo, dieną užbaigiam geriausiam emocijam, varysim nusimaudyti, nes belia kaip karšta, šiaip jėgų nėra ir esu miręs visiškai, bet nieko, emocijos vis tiek geras. Tai tam kartai tiek ir susitiksim sekančiam etape.